aš su tavim noriu pakalbėti apie tą stuburo mokyklą. Pasikalbam? Nu, pasikalbam. Tai palauk, kas tu tokia esi? Medikė. Nu aš irgi tokia, tik tai... Prie medicinos. Prie medicinos, jo. Kas tave čia pakvietė? Niekas manęs nepakvietė, man skaudėjo. Man labai skaudėjo. Ir kai labai skauda, ir kai nebenori valgyti daug vaistų, tai tada domiesi. Ir viskas. Tai tiesiog pati susiradai? Jo, susiradau pati. Ir man labai patiko, ir aš dabar visiems daug kam kartoju tokį dalyką, kai sako, kaip tu susiradai stuburo mokyklą. Sakau, jų šūkis yra, stuburo nieks nepersvadins, tau reikia išmokti su juo gyventi. Tai aš turiu tokią bėdą ir aš su juo gyvenu. Oho, jau. Bet aš kažkaip tai išgirdau, kad sako, lankau stuburo mokyklą, kas čia per sekta? Visi, kur tik pasisuki ten stuburo mokyklą ir niekaip nesuprantu, kas vyksta. Bet aš nuo pat mažens turėjau labai daug problemų ir man ir tą skaudėjo, ir tą, gal išvaržų kažkokių tai neturėjau, bet nuolat kažkaip susidurdavau su skausmu. Aš kai tikrai pajutau, kad man nebegaliu gyventi, stovėti skauda, pasilenkti skauda, viską daryti skauda. Dirbu mokykloje ir viena mokytoja sako, žinai, lankau jau 3 ar 4 metai ir sako, toks geras dalykas. Galvoju, ar gali būti toks geras dalykas, taigi, mankšta aš namie tiek metų sportuoju ir man jokio gero dalyko. Bet, atėjau prieš 2,5 metų ir aš manau, kad pagaliau naujas žmogus, iš tikrųjų. Man nustojo tirpti pečiai, mano nugara tvirta, mano kojos, mano užpakaliukas. Ir netgi galvoju, kad man gaila, kai ateina vasara, aš atostogautum, žinai, išvažiuoju, kad tas 2 mėnesius aš nebelankysiu mokyklos. O man vasaros atostogos tai yra ne priežastis nelankyti. Tai šaunuolė. O treneriai? O treneriai? O treneriai, tai jau aš iš vis teiliu. Ką jau čia pakomentuosi? Ir ta iš tikrųjų, tai reikia ateit ir pamatyti. Iš tikrųjų, tai vat. Jeigu kas galvojat, kad norite sveikai gyventi ir gražiai atrodyti, tai SSM, taip? Arba stuburykla. Tai dabar galiu ir pasakyti, kad lankau sektą. Čia ką, ne šitų dalykų. Įsivaizduoji? Ne, su stuburu gyvenu, aš suprantu senai, bet šiaip laiko jauti, kad jau mažiau stuburą turi. Ir bet ką pasako, kad noriu mankštintis, tai net neklausiu, aš skauda nugarą, noriu mankštintis, tai vis stuburu pagausiu viską. Čia jau neįjungia, bet jungia? Kompromatas! Ačiū. Atsiųsit.